Sveiki bičiuliai, su jumis sveikinuosi ir vėl iš aikštelės. Kodėl? Ogi todėl, kad turime labai gerą BMW X6 pardavimą. Einam bičiuliai, viską parodysiu, pamatysite patys ir nuspręsite, reikia tokio automobilio jums ar ne. Nes aš manau, kad tai tikrai geras variantas. Taigi bičiuliai, BMW X6 2011 metai, 3 litrai, 225 kW. Skeptikams galiu iškart pasakyti, automobilis yra su visiškai perrinktų varikliu. Yra sąskaitos, yra video medžiaga, kas atvažiuosite į vietą, viską jums parodysim, kaip sakant, kad nekiltų jokių klausimų. Žinau meistrą, kur buvo variklis perrinktas, taip kad jokių haltūrų vadinamų, pavadinkim, čia nėra. Automobilis geros komplektacijos, gražus kėbulas, vieną kitą nudaužėlę, kaip sakant, nuo akmenuko rasite ant kapoto, o daugiau tai tikrai automobilis gražus ir vertas dėmesio. Dailūs ratukai, pažiūrėkit, R20. Štai taip, atrodo taip pat, greičių dėžiai pakeisti tepalai ir filtras. Taip kad sakau, nusiperkat ir lėkit. Rida 188 tūkstantukai. Iš komplektacijos ką turim? Durų pritraukėjai, medžio yra, elektriniai langai, užsilenkiantis veidrodėliai, pilnai elektrinės sėdynės su atmintimi. Kožytė tokia tamsiai ruda, pažiūrėkit, niekas nei nusėdėta, kaip sakant, nei nupersta. Mėgsta aš tą žodį, nenupersta. Rida, kaip sakiau, 188 tūkstančiai, tai galit pamatyti ir iš vairo bičiuliai, rauplėtas dar, kaip sakant, nenusitrynęs, nes prie tokios ridos taip ir turėtų būti. Šildomas vairas, autopilotas, kas be ko, borto kompiuteriai, kameros 360. Navigacija, viskas veikia kaip turi veikti, čia gražus medžiukas, ką va matau salone, taip pat rintas vienas mygtukas, bagažinės atidarimo. Daugiau viskas kaip ir gražu. Cup holderiai, kas be ko, dvigubas porankis, gražus, čiki-piki. Gale viskas čia irgi labai gražu, kaip net, kaip sakant, nebūtų sėdėta ir naudota. Juodos lubos, gražios, niekur nei numurzinta, nei nupurvinta, nei brėžta, nei drėksta, viskas labai gražiai, kaip 2011 metų mašinai, bičiuliai, tai turint omeny, kad automobiliui 14 metų, nu tai čia tikrai viskas yra pasaka. Šildomos sėdynės, abi priekinės, kondicionierius, viskas šaldo, šildo idealiai. Sportsmenam dar ir lapkutės ant vairo, Webasto, kas labai gerai žiemą. Čia niekas neišlaužinėja, viskas kaip turi būti. Projekcija ant stiklo, kas iš tikrųjų tikrai patogu vairuojant. Automatinės šviesos. Kam įdomu, vidutinės kuro sąnaudos 7,5 litro. Nu čia kaip 3 litram ir 225 kW, tai čia pasaka, nesąnaudos. Bičiuliai, čia yra grinai variantas tam, kas norit nusipirkti, sėsti ir važiuoti. Neremontuoti, o važiuoti. Nes kaip sakiau, variklis yra absoliučiai kapitaliai perrinktas. Kai žinot tos variklius, žinot kiek tai kainuoja. 6000 eurų. Kaip sakiau video pradžioje, yra sąskaitos, yra video, atvažiuosite prie vietos, viską parodysim. Kaip sakant, kad būtų skaidru, jums nekiltų jokių klausimų. Tepalai dėžėje pakeisti, variklyje pakeisti ir nesukat galvos. Domina toks variantas, prašau parašyti man į Važiuojam Autobrokeris Facebooką arba Instagramą. Taip pat čia virš galvos paliksiu
savo telefono numerį, kas norit pasiskambykit, kaip sakant, kam nepatinka rašyti, pasikalbėsim telefonu, susitiksim, aprodysim automobilį ir tą automobilį galėsite drąsiai įsigyti. Automobilio kaina 15 500 eurų. Kaina tikrai gera, žinant, kas jam yra padaryta. Lauksime jūsų skambučių, na, o jeigu turite parduoti automobilį, norite jį parduoti per mus, patikimai, greitai, sklandžiai, be jokių rūpesčių, tai taip pat prašome arba skambyti, arba rašyti mums į Facebook arba Instagramą, važiuojam Autobrokeris. Lauksime jūsų žinučių ir iki sekančio karto. Beje, rytoj gausim motociklą pardavimui. Čioperiuką. Taip kad, kam domina tokia prekė, taip pat neužmirškite pasispausti ant mūsų puslapio follow, kad, kaip sakant, nepraleistumėt motociklų bei ateinančių automobilių prekyboje. Ačiū visiems ir iki sekančio.